Ir dar apie grožį, šį kartą apie moterišką. Mūsų laidos herojė sako, jog posakis, esą mylimo kūno turi būti daug, tinka tik toms, kurios pačios savęs visiškai nemyli. Žydinčiai sodais vedina, į kiekvieno duris beldžiasi vasara. Išvarginti šalčio ir darganų, skubėme giliai į spintą slėpti įgrįsusius paltus, megztinius ir puolame puoštis lengvais apdarais. Ir kas suskaičiuos, kiek dailiosios lyties atstovių dabar graužia nagus, kad į mėgstamą suknelę ar džinsus nebetelba net prievarta grūdamos. O popilkėjusi, nuvargusi oda ir kiti kūno negalavimai neleidžia tiesiog žydėti ir džiaugtis gyvenimu. Kodėl? Ogi todėl, kad nesirūpiname savimi. Tačiau pamilti save ir pasikeisti į gerą niekada nevėlu. Ta tvirtins ir šio pasakojimo herojas. Ponią Aldoną prieš metus dažniau galima buvo pamatyti ligoninėje, o ne jos taip mėgstamame darže. Sunku patikėti, kad dar prieš 4 mėnesius ši moteris buvo beveik 100 kilogramų sveriantis sunkių ligų maišas. Aš labai sunkiai sirgau. Labai sunkiai. Man reikėdavo iki 18 tablečių per dieną. Nuo kraujospūdžio 5-6 tablečių. Po 4 kartus stacionare ligoninėje gulėdavau. Vežė ir greitoji ne kartą. O dabar aš šitų problemų, be abejo, jos nedingo. Ta liga yra, bet aš ją galiu valdyti. Tiesiog aš ją galiu kontroliuoti, užbėgti už akių. Poniai Aldonai jau nebereikia ir vos prieš metus dėvėtų drabužių. Ji juose paskęsta. Tiesiog paliksiu vieną kaip relikviją, kad aš matyčiau ir niekada negrįžčiau prie to pačio. Aldona įsitikinusi, kad maišus primenančių XXL dydžio drabužių jai nebereikės. Per kelis mėnesius 15 kg antsvorio atsikračiusi moteris tvirtina, kad tai ne riba. Aldona sulieknėjo, pagražėjo ir pasveiko neburtų lazdele mostelėjus. Jai padėjo natūrali medicina. Anksčiau riebų ir nesuderintą maistą iki sotės šveitusi moteris suprato, kad galima gyventi ir kitaip. Tai mane išmokino natūralios medicinos centre. Aš gavau visą informaciją. Buvo atliktas man kraujo tyrimas, pagal kurį man pritaikytas maistas, mityba. Reiškia, man buvo sustatyta, kaip aš turiu maitintis. To aš laikausi. Anksčiau to aš nedariau. Galbūt dėl to, kad aš neturėjau ir žinių, o galbūt aš ir nenorėjau domėtis, galbūt aš gyvenau taip, kaip man buvo gerai. Aš skaičiau turbūt, kad man taip gerai ir aš taip gyvenau. Bet dabar aš niekada nenorėčiau grįžti prie to. Pradėjusi taisyklingai maitintis, Aldona be gausybės kitų ligų atsikratė ir kankinančių odos problemų. Laiminga moteris nebegalvoja ir apie skrandžio mažinimo operaciją. Kam žaloti skrandį, jei sveikata, gera savijauta ir gyvenimo džiaugsmas tik tavo paties rankose. Su šiais žodžiais 100% sutinka ir humoristė Hana Šumilaitė. Visiems gerai žinoma ponia savo apvalumais rimtai susirūpino įdėmiai pasižiūrėjusiai save televizijos ekrane. To jau per daug. Negražu ir net antiestetiška, tarė sau Hana. Ir atsidavė į gydytojos Jelenos Tulčinos rankas. Dar prieš metus jie atrodė štai taip. O dabar svarsto, kur dėti gerokai per didelius drabužius, nes numetė net 27 kilogramus. Aš galvoju, kad kai aš dar už kokių poros mėnesių, dar numesiu kokį 10 kilų, tada jau iš naujo pirksiu viską. O šiaip tai vat kol kas ta vienintelė suknelė. Atrodytų nieko ypatinga. Te reikėjo išsivalyti organizmą ir valgyti tik jai tinkančius produktus. 8 metus nuo antsvorio ir ligų žmonės gelbėjanti gydytoja Jelena Tulčina nepaliauja stebėtis, kiek žmonių savo organizmą laiko šiukšlių dėže, kur galima grūsti bet ką ir bet kokiais kiekiais. Deja, susimąstoma tik tada, kai ima pulti ligos. Klausimas. Tu nori būti sveikas, keisk gyvenimo būdą. Nėra panacėjos kitos, niekas nepadės. Jokios piliulės, jokie vitaminai, jokie papildai, jeigu žmogus nepakeis gyvenimo būdą ir savo suvokimą, kad per jo valgymą tokį be proto ateina jam liga. Ir sirgs toliau ir toliau. Advokatė Svetlana Pronina taip pat prisipažino savo sveikata susirūpinanti tik tada, kai užklumpa negalavimai. Efektinga, aplinkinių dėmesį į magnetas traukianti ponia įsitikinusi. Graži moteris turi būti ir sveika. Ja ligos užklupo prieš porą mėnesių.
atsirado ir kitų problemų su sveikata, būtent paūmėjo tos lygos, kurios atsirado po gimdymo, nors ir gimdymas buvo labai senai prieš 20 metų. Bet būtent dėka žvėryno centro ir vienos iš jų procedūros, tai yra žarnyno valymo, atsikračiau didžiausios savo problemos. Dingo kai kurie spogučiai ant veido, kurie net, gal jų ir nedaug buvo, bet ir tie dingo. O jeigu kalbėsim apie kilogramus, kiek? Pastebėjau, netgi per 3 dienas laikymosi dietos numečiau 3 kilogramus. Labai puiku. Savo grožiu ir figūra besirūpinanti moteris tvirtina, kad posakis esą mylimo kūno turi būti daug, tinka nebent toms, kurios tingi ir pirštą pajudinti savo grožio ir sveikatos labui. Kiekviena moteris turi mylėti save. Ir mes svarbiausiai tai darome, mes mylime save, tik tai gal nepilna apimtimi. Galvoju, kad savo dėmesio turi būti skirta pirmiausiai. Svetlana mano, kad geriausia dieta sveikatai ir dailioms kūno linijoms yra MV, tai yra mažiau valgyk. Specialistai dar priduria, kad valgyti reikia ne bet ką. Jeigu žmogus supras, kad jis pradės tvarkingai valgyti tiek, kiek organizmas sugeba suvirškinti, o tai parodo, pavyzdžiui, objektyviai maisto netoleravimo testas, kokie produktai tinka šitam etape, kokie ne. Tada nustoja imuninė sistema aukotis, dirbant su virškinimo sistema, tada jinai užsiima vidiniam problemom, kurios yra pas žmogų, ar tai žvynelinė, ar tai artritė, ar tai migrenos, ir žmogus pradeda apsivalyti per tą laikotarpį, kada jis valgo tą, kas priklauso jam, ir pradeda sveikti, tiesiog ant akių. Tiesiog akyse pasveiko ir šios 2 mielos mergaitės. Jas kankino sunkiai ir itin nemaloni odos liga žvynelinė. 9-metės Lauros tėvai netikėtą dukters ligą vadina tikrų košmaru. Stipriai išbertai mergaitei tradiciniai vaistai, tepalai, net gydymasis ligoninėje nepadėjo. Laura kentė ne tik fizinį diskomfortą, bet ir bendraklasių patyčias. Nenorėjo, beveik visą klasę nenorėjo. Tik ten kelias mergaitės. To buvo labai liūdna. Man buvo baisiai liūdna. O kaip dabar vaikai? Visi vėl draugauja. O tavęs klausdavo, kas tau yra, kodėl tavo tokios? Klausdavo beveik kiekvieną dieną. Ir nežinai, ką pasakyti. Visas kūnas 50, bet gal kokius 70% kaip aš. Taip, manau, kūno buvo stipriai pažeista. Visi daėjom, visi jau čia nervuoti. Iki to, taip sakant, kad jau vaistai lėkia į vieną kampą, pats stovi burnuojant visos vietą, taip sakant, ir ką daryti. Mergaitai padėjo organizmo valymas ir tinkama mityba. Nors Laurai teko pamiršti saldumynus ir bulvių traškučius, mergaitė negali atsidžiaugti sparčiai besitraukiančią ligą. Jos likimo draugė Aistė taip pat. Čia visur buvo, visur žaizdos buvo, o čia jau viskas va. Bet gražu dabar viskas. Ir taip va buvo visą nugarą. Ir neatsinauji, nieko. Dabar nieko nėra. Kryžiaus kelius dėl dukters ligos nuėjęs Aistės tėtis Darius nei už ką nebūtų patikėjęs, kad be tepalų ir stiprių vaistų galima įveikti šią nepagydomą ligą. Kol nepabandė, neįsitikęs, čia nieks gal net nepatikės, bet rimtai žinok. Iš pradžių buvo, kai pradėjau maitintis, taip, mes jokių tų tepaliukų, jokių nieką mes nenaudojom, o buvo iš vis dar daugiau palikti, nes buvom dar labiau įsigandę. Mūsų Jelena Tulčina labai ramino. Po mėnesį, po 2 buvo baisu žiūrėti. Visas vaikas buvo iš vis apšašęs. Paskui tik po biškį pradėjo dingti nuo galvos. Palika galvą švarį, pradėjo kūnas ir galūnės ant pačią galvą. Akivaizdžiai pradėjo. Sąlyga yra viena. Jeigu žmogus sutiks pasikeisti, yra didelis šansas, kad jis pasveiks. Aišku, 100% garantijos nieks negali duoti, bet iš 120 000 žmonių Lietuvoje, sergančių žvynelinę, jeigu 85% pasveiks, tai yra didžiulis procentas. Sveiksta ne tik vaikai, bet ir suaugę. Pavyzdys – ponia Hana Šumilaitė, kuri vasarą pasitinka ne tik sulieknėjusi, pagražėjusi, bet ir įveikusi žvynelinę, kuri aktoriai trukdė ne tik ramiai gyventi, bet ir vaidinti. 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Dėkui uždėmesi mūsų laidai, dėkui uždėmesi televizijai, kuri ateinantį penktadienį, gegužės 25-ąją, Siemens arenoje įspūdingų koncertų paminės 50-mečio jubiliejų. Manau, kad tikrai ten susitiksime su jumis. Na, o dabar žiūrim panoramą.